Kaip skaniai kvepia. Beveik paruošta. Nepaklausiau, vyno gersi? Ne, geriau negersiu. Man tada labai liežuvis atsiriša. Pradedu plepėti. Tai nieko baisaus. Labai ačiū. Ir kaip? Labai skanu. Turiu žodelį, kuriuo norėčiau apibūdinti skonį. Bet geriau nesakysiu. Kitaip šaipysitės iš manęs. Sakyk, ką tokio gali pasakyti. Tokią skanę mėsą Sakyk, vadinu vaikiuku. vaikiuku. Aš taip sakydavau, kai buvau labai maža. Osmanas pavydėtų pamatęs, kaip skaniai valgom. Kas yra Osmanas? Mūsų rajono mėsininkas. Taip pat meistriškai darbuojasi prie kepsninės. Susipažinot su Aihan, tai jos brolis. Augau kartu su jais. Veldavausi į visokius nuotykius su Aihan, tai dažnai leisdavau laiką su jais. Buvo taip juokinga. Išryškinsiu keletą nuotraukų ir parvešiu tave namo. Gerai sugalvojot. O man parodysit? Nesanim nerodysiu, kol darbas nebaigtas. Gerai sugalvojot. Sanem, būk tu prakeikta. Hadi be, hadi be. Nagi. Hadi. Nagi. Broli, turiu savo puslapį pagal aihan.com. Noriu įsidėti nuotrauką, bet gal geriau tavo tiktų, nes tu labiau reprezentatyvus. Koks? Labiau charizmatiškas. Atidaryk. Tu atidaryk, aš dirbu. Tu atidaryk, žiūri rungtynes. Aihan? Per 2 minutės sudirbai visą žavesį. Aihan, Sanem čia? Labas. Labas. Galvoju, ko šiurpas krečia? Ledo karalienė čia. Aihan, užteks liežuvio malti. Sanem negrįžo. Neskambino tau? Pažiūrėsiu. Pažiūrėk. Neskambino. O kur turėtų būti? Nežinau. Pati nežinau, kur ji. Kai grįž namo, pakabinsiu ją už kojų ant sietyno ir išrausiu jai plaukus po sruogą. Tai beprotė. Jau susigalvojusi kankinimo būdą. Gal nuo tavęs bėga, todėl negrįžta. Palauk, neramu, kad tokią valandą negrįžo. Aš galiu paieškoti. Osmana, ji ne čia. Išvažiavo su ponu Džanu, nieko nepranešusi. Telefonas vis dar išjungtas. Nežinau, ką tėvams sakyti.
Pamelavau, kad jį pas jūs? Neišsiduokit gerai. Pala. Pirmą kartą gyvenime pagalvoju apie sesę. Ne todėl, kad ją saugau. Bijau, kad tėti širdies smūgis ištiks. Gerai, jei jums skambins, praneškite, telefoną su savimi pasiėmiau. Taigi labanakt. Pabūk su mumis. Reikia eiti labanakt. Pabūk su mumis. Radai, ką sakyti išsigandusiai merginai? Ar tikrai per 20 metų geriau nieko nesugalvojai? Aihan, gal patylėk, gerai? Patylėk. Pasibelsiu ir pasakysiu. Čia aš. Taip, jau viską sutvarkiau, galim važiuoti. Bet aš dar nebaigiau. Eikš, blogasis karaliau. Nagi, eikš. Eikš. Aš, blogasis karalius. Eikš. Tu skolingas man šokį. Gerai, prisimeni, tarėmės pašokti. Taip. Gerai jautiesi, seniam. Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. 1000 yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Seniam, Sence de konuşmamız lazım. nemanai, kad metas pasišnekėti. Hani şu Albatrosas, aradığın albatros kurio var. ieškai, O benim. esu aš. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Seniam. almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim. Günaydın. Labas rytas. Labas rytas. Ačiū. Mama. O, ne, Džanai. Mama man gyvai odą nudirs. Kaip galėjau užmigti? Sapnavau labai keistą sapną. Vadinau jūs bloguoju karaliumi. Kviečiau ateiti, o paskui neatsimenu, kas nutiko.
Ar viskas taip ir buvo? Siaubas. Ir dar šokom? Oldu değil mi? Eyvah eyvah. Dans, marş. Šokom. Nuostabu. Çok iyi ya. Nuostabu. Hadi gidelim. Na, persirenk. Yerini değiştir falan. Lauksiu tavęs. Gerai. Kapatıyorum kapıyı. Uždarau duris. Evet lütfen. Prašyčiau. Gel bakalım. Eikš, Teşekkürler. Labai ačiū. Hop. užsikabino, palauk. Kapıyı kilitleyin. Užrakinsiu ir grįšiu. Gerai. Alo. Klausau. Pone Džanai, sveiki. Aš pono Metino asistentė. Prašėte pasidomėti vieną krautuvę. Evet, var mı bir Taip, ką išsiaiškinot? Toks lupikautojas Ihsanas įsigijo žemiau vertės. Už 40 000. Savininkai nori susigražinti, o jis nesutinka. Teistas už sukčiavimą ir vagystes. Buvo paleistas lygtinai. En son şartlı tahliye edilmiş. Bu arada dün söyledim. Beje, vakar nespėjau pasakyti, tau tinka ši suknelė. Evet çok Taip, iyi denk geldi. labai tinka. Yani karavanın Ir suknelė, sanki ir bu bateliai. elbise bir çift ayakkabı. Tam oldu bana. Ben verdim. Aš išrinkau. Nasıl? Ką? Boyum bir 70. Ūgis 1,70 m, svoris 55, pėdos dydis 37, teisingai? Taip. Çok teşekkür Labai ačiū už vakarienę. Yemek için, Ir už viską. her şey için. Ben teşekkür ederim. Čia aš dėkingas. Ofiste görüşürüz. Susitiksim biure, pasišnekėsim vėliau. Dur yardım edeyim sana. Pala, padėsiu išlipti. Teşekkürler. Ačiū. Sağ olun. Dėkoju. Sanem. Sanem, kur tu buvai? Apskambinau visas ligoninės ir policijos nuovadas. Išvažiavai su ponu Džonu, telefonas išjungtas. Maniau, į avariją patekai. Kiek visko prisigalvojusi buvau. Abla ben çok... Labai atsiprašau, sesė, tyliau, Sanem, kad tėvai nesužinotų. Sakiau jiems, kad likai pas Aihan nakvot. Sen benim Melavai için dėl manęs, Senin için yalan ne dėl söylüyorum. tavęs, Benim için yalan dėl jų gerovės, Endişeden ölmesin. kad nemirtų iš jaudulio. Gerçekten Labai çok özür atsiprašau. dilerim. Özür dilerim. Neatsiprašinėk, Sanem. Kızım Can Kodėl Bey- išėjai su ponu Džanu už rankos? Sen ya. Hayır hayır. Ne už rankos, tiesiog mane išsivedė. Biz öyle çıktık. Pasako greičiau. Noriu visą smulkmeną žinoti. Bütün detaylarını istiyorum. Tamam anladım. Gerai, tik pažadėk nepykti. Gerai, pažadėk. Söz veremem. Nežadėsiu, pasakok. Anlat. Tamam. Na gerai. Şimdi Ponas Džanas ormanda bir turi daire trobelę miške. Oraya Važiavo ten ryškinti nuotraukų. çekmiş. Biz Nuvažiavom, o jis ateş yaktı. sukūrė laužą. Mangal yaktı. Iškepė kepsnių, pavalgėm, Sohbet ettik. pasikalbėjom Sonra ir užsnūdau iš nuovargio. O kadar. O kadar. Ir O viskas? kadar. Viskas. Sanem sen yoksa etkilendin Sanem, mi bu o tavęs jis nežavi?
O turėtų? Vyras kaip visi. Nėra įprastas. Žymus, turtingas. Pasisekęs ir velniškai gražus. Ar žiūrėtų į pardavėją Sanem? Tikiuosi, nepuoselėjai tuščių vilčių. Apie save ir poną Džaną? Tikrai ne. Ir nesvajok, nes neįsipildys. Bet to jis kiekvieną mieste po merginą turi. Tipiškas raumeningas gražuolis. Į tave net nežiūrės. Čia ne serialas, o tikras gyvenimas. Gerai, dabar susiimk ir susikoncentruok į darbą. Ir daugiau manęs nežemink, aišku? Neaišku, papasakok dar kartą. Nagi ruoškis, kitaip pavėluosim. – 23 kart 30. Kiek čia bus? 20 çarpı 30, 70 etti. Kiek bus? Yok, nasıl? Nepagaunu. 20 ile. Buyurun, ne lazım? Ko pagidausit? Konuşmamız Reikia lazım. pasišnekėti. Hayırdır ya? O kas tu toks? Sen kimsin bakayım, necisin? Bu kadar adamla papaz. Su tiek žmonių susipykęs, kad jau klaus turi. Senin de işin zor be. Sunku turėtų būti. Nişanlı mısın? Susižadėjęs? Çok dikkatlisin. O tu pastabus? Dikkatli değilim aslında. Nesu labai pastabus, bet pastaruoju metu jautriai reaguoju į sužadėtuvių žiedus. İbo'nun da Ar mısın? tu Yok, Ibo pakalikas? Ne, Hasanas bus atsiuntęs. Yok yok. Aš niekam nedirbu. Güzel dükkan. Gera krautuvė. 40 bin lira. Nusipirkai už 40 tūkstančių. Ertesi Kitą gün dieną gelmez. savininkam už 100 tūkstančių prakiš norėjai. 100 bin lira istemişsin. 100 bin. Ne yapacağım? Laisva rinka, ką padarysi? Bir günde 60 bin kar. 60 tūkstančių pelno per dieną. Net lupikautojų per gerai. Sana ne ya? Kas tau darbo? Olacak. Ağır cezası var. Gautum nuo 3 iki 6 metų. Standardı 3 ila 6 yıl. Jau sėdėjai, Defalarca nepasiaiškintum teisėjui. iyice artacak. Hakime hesap da veremezsin. Ya bana bak. Klausyk, benim nenervink manęs. bak, benim sıkıntılı adamlarım var. Maniški tave nuskriaust gali. Adamlar diyorsun. Tai dar ir grupuotę turi. Dar 4-5 metai nelaisvės. Oradan yersin. Juk yra paleidę liktinai. Žinok, man net sunku suskaičiuoti, kiek metų tektų dabar už grotų praleisti ir nemanyk, kad sužadėti netiek laiko tavęs laisvėje lauks. Nişanlın da sıkılır haliyle. Yani kim bekler ki nişanlısını hapisten çıksın diye onca yıl. Iš kur žinai, kad esu liktinai paleistas? Aš daug apie tave žinau, šakalė Iksanai. Şakalı İhsan. Kısaca sen şu kadarını Kalbėsiu trumpai. bakkallık falan yapamazsın. Negalėsi čia prekiauti. Ne yapar ederim. Aš tave visais būdais išrūkysiu. Anladın? Manau, kad supratai mane. Anlamışsın belli. Supratai, akis išduoda. Gražink raktus savininkui. Şu anahtarları al. Sahibine Parduok už tiek, kiek pirkai. aldığın paraya O aš tau daugiau nebetrukdysiu. ben de seni bir daha rahatsız Sutarta. Anlaştık. Puiku. İyi günler. Geros dienos. Şunda bakkalın O šitą duok krautuvininko jaunėliai dukrai. Ya baksana sen. O kas tu toks visgi? takıntılı bir adam. Tiesiog prisikabinau prie tavęs ir tiek. Sanem, dar nepasirengiai? Pavėluosim. Mama, visa. Aš jau. Dukra, kur buvai? Kodėl namo nenakvojai? Buvau pas Eihan. Pasidažei? Truputį. Pasidažė. Pasirodyk, sesė. Gerai atrodai. Tik nereikia taip merktis. Tu nepratusi, bet tušas išdžius. Atrodo, kad blakstienos sukips ir negalėsiu atsimerkti. Išdžius. Ir šitą pamatėm, Sanem dažosi. Ko nori, Iksanai? Dur sakin ol. Ramiai. Dükkanı geri ver. Noriu gražinti jums krautuvę. Klausyk, mes nenusiteikę juokauti. Eik iš čia ir nerzink. Kas dedasi Mefkibe? Ha, buyur. Prašom. Yat abi.
Hadai, štai, krautuvės raktas. Man laimės neneša. Negaliu šokoladais ir guma prekiaut. Pasmausiu, ko nors iš nuobodulio. Parduodu atgal, už kiek pirkau. O ir atsiskaityk, kada tau patogiau, nesivaržyk. Yra dar vienas dalykas. Susitikim, kada pakalbėt. Arbatos išgert. Pasėdėsim. Ką mano ponas su tavimi veiktų? Ieškokis draugų kitur. Gerai, viso. Atgavom krautuvę. Pavyko. Kažkas prigąsdino Ihsaną. Jis kažko bijo. Bet kas galėjo jį taip išgąsdinti? Manęs išsigando. Negi neaišku, kad manęs. Atbėgo kaip mielas kačiukas. Draugauti siūlė. Daugiau iš čia nebesirodys. Neleiskim jo čia. Būtų mačiu savo tėvą jaunystėje dukrelę. Kai žengdavo į gatvę, visi išsilakstydavo. Saniam? Prakeikimas. Oi, vos nepamiršau. Štai tau šokoladas. Gerai, kaip tik išalkau. Gerai, tai lėksiu. Su dievu. Laimingai. Važiuokim ir mes. Nagi, Nihadai. Nagi. Kaip pasisekė. Važiuokim į darbą, kitaip pavėluosim. Sonemo, kodėl man šokolado nedavė? Nes tu nemiela ir šalta. Juokauju. Atlaušiu ir tau šokolado. Nenoriu, dar pastorėsiu. Viso, Aylin. Dar anksti. Reikės persirengti ir į biurą važiuoti. Susitarėt su Fabriu? Nebeturėsi man laiko? Aylin, man tikrai atsibodo ši tema. Pyksti ant manęs, nes pats neturi ambicijų. Bet brolis puikiai žino. Gaila, kad ne tu. Gaila, kad ne aš, aišku. Nesuprantu, kodėl iš pat ryto gadini nuotaiką. Tau visai neįdomu, kad tavo brolis parengė kampaniją, nufotografavęs tavo darbuotoją. Nesmalsu, kokiu tikslu buvo sukurta kampanija. Man ne, o tau smalsu. Taip smalsu. Nes noriu žinoti, ką brolis daro, kad atimtų iš manęs užsakymą. Gerai, parodysiu aš tau tą kampaniją. Tada nusiraminsi. Taip, ačiū. Gerai, Aylin. Tik pastaruoju metu matau iš tavęs daugiau ambicijų nei jausmų man. Ir man tai nepatinka. Emre. Aylin, nuo šiol, kalbėdama apie brolį arba mane, atsargiau rinkis žodžius. Neperženk ribos. Pirma, atsakykime tai, kodėl išėjau už rankos. Kolegos, jeigu suteiksite man minutėlę, viską paaiškinsiu. Prašau, nereikia be reikalo liežuvauti, kolegos. Pono Džano ir Sanem niekas nesieja. Can Bey ve Sanem arasında hiçbir aşk ilişkisi yoktur. Sanem leidžiuosi. Tik nedaryk nieko kvailo. Elkis kaip aš. Ieškok šnipo. Arba kitai būk naudinga. Gerai, išgersiu arbatos. Sanem. Prašau tavęs. Gerai, sesė. Kolegos, kodėl manęs neklausėt? Klausėt, kodėl niekas nesieja. O aš galiu jums viską paaiškinti. Tikrai nieko. Ką matėm vakar, yra normalūs vadovo ir pavaldiniai santykiai. Labas rytas. Labas rytas. Kaip laikaisi? Ačiū, gerai. O jūs? Ir aš gerai. Na gerai, kolegos, viskas. Galiu dar atsakyti į porą klausimų. Klauskit, gal ką nors būsiu praleidęs. Klauskit. Kodėl vadovas įsivežė Sanem? Labai logiškas klausimas. Galima arbatos? Taip, žinoma. Pasišnekėkime, ateik į mano kabinetą. Gerai, žinoma. Kolegos, sakau, nieko nėra. Viskas.
Ne oldu Deren? Kas yra, Deren? Reikia pasišnekėti, Džanai. Sanem, palik mus, prašau. Žinoma. Po to, kai dingai, pasišnekėjom su Fabriu ir įtikinom dirbti su mumis. Kampanija mūsų. Nenoriu, Deren, atšauk. Nesupratau. Kai tu išvažiavai, Deren, nereikia man pasakot. Jis man nepatiko. Aišku, nepatiko. Kadın kaynamadı. Nepatiko. tikrai negaliu patikėti. Džanai laimėjo $1 vertės kampaniją. Būsim didžiausia agentūra Turkijoje. Kodėl taip elgėsi? Deren, juk ne karo metas, surasime kitų klientų. Pone Džanai, ponas Fabris skambino. Jau pakeliui. Tegu nevažiuoja Gilis, nenoriu jo matyti. Džanai, negi viskas dėl Sanem? Nesuprantu, dėl paprastos darbuotojas atsisakome dirbti su Fabriu? Atsikvošėk, Deren, ne dėl to viskas. Džanai, jeigu gausime kampaniją, užsitikrinsime ateitį, atidarysime naujus skyrius, mūsų darbuotojai galės užimti vadovaujančias pozicijas. Supranti, kad žaidi kitų likimais. Aš labai nustebusi. Ponas Azizas tikrai nusimintų. Na, tu teisi. Darbuotojai svarbiau už kitus dalykus. Pone Džanai, ponas Fabris jau atvažiavo. Gerai, tegu užeina. Džanai, tau pirmą būtina pasišnekėti su JJ. Giulis, užlaikyk Fabri. Duok bent arbatos išgert. Daha kreatif bir şeyler bulmalısın. Yorumun Nesugalvoju nieko labiau kūrybiško, neturiu žodžių. JJ, Ką? galim pasišnekėti. JJ, ateik. Papasakosi, ką padarai vakar. Turiu mažai laiko. JJ pasako, kokį spektaklį čia užkūrė. Nekaltai pamelavau, kad gautume projektą. Pasakiau, kad pavydėjote panelės Sanem, ponui Fabriui, kad judu sieja didelė meilė, kad judu pora. Buvo geras su jumis dirbti, sudie. Ką? Kokia dar pora? Džanai, JJ, tu atleistas. Kaip bėga? pone Džanai. Pone Džanai, Pone Džanai, sveiki, sveiki. Galiu trumpai sutrukdyti. Žinoma, eikime į mano kabinetą. Gerai. Giulis, prašiau jį užimti. O ką reikėjo daryti? Siaubas. Jei pasirengę, nuplėšiu. Te padeda Dievas. Ir kaip? Labai gražu. Pala, regis ne visai lygų. Kur? Kairė pusė kiek žemiau. Kur? Kairėje. Mano vyrasgi toks preciziškas. Palauk, pažiūrėsiu iš arti. O ką sakiau, kairėje milimetrų žemiau nei turi būti. Prisiekiu, tik aš likau sveiko proto. Dieve Mefkibė, prašai padėti, tai ir atėjau. Dieve Melahat, mes tau dėkingi, o dabar jau klientės tavęs laukia. Eik su savo liniuote atgal į kirpyklą. Nagi, sėkmės, ponė Nihadai. Iki greito, iki. Gerų darbų, Melhat. Gerai. Labai gražu. Mefkibė, užeikime. Dėkui Dievui. Dėkui Dievui. Kai išdalinom pusvelčių tiek prekių, beveik nieko neliko. O šakalas Ihsanas nieko nepirko. Visgi šakalas. Nebijok, Mefkibė. Kartu su tavimi prikelsime krautuvę iš pelenų. Eskisinden daha güzel olur. Aš viską pradėjau, aš ir sutvarkysiu. Kur eini, Mefkibė? Viešpatie. Giulis, kur JJ išskubėjo? Tu esi viso veiksmo kaltininkė. JJ apie jūs pamelavo. Nesupratau. Aišku, nieko nežinai, juk visą dieną su ponu Džanu buvai. Visas biuras apie jūs mala liežuviais. Kai išvažiavote kartu ir negrįžot. O juk tu susižadėjusi, o ponas Džanas turi Polen. Ką turi ponas Džanas? Panelė Polen.
Ji jo mergina? Jis turi merginą? Emin misin? Tabii ki. Žinoma. Mažai ką žino, bet draugauja daugybę metų. Tik gyvena užsienyje. Dalyvavo įmonės gimtadienyje, įsivaizduoji? Atskrido vakarui tik tam, kad pasimatytų su ponu Džanu. Nematėjos? Nemačiau. O mes nematėm tavo sužadėtinio. Tau reikėtų pamatyti panelę Polen. Ponas Azizas ją dievina. Nori, kad ponas Džanas greičiau ją vestų. Pala, kur tu eini? Sözleşme kalsın. Jokia sutartis nėra svarbesnė už tave. Arba bet ką kitą iš mūsų darbuotojų. Çalışanlarımdan daha önemli değil. Yani sana özel değil. Seni de. Išnaudojo tave, fondą, mus visus. Görürsün sen Cavit. Džanai, Dividai. Parodysiu, kaip su manimi žaisti. Išgazdinai mane tetą mefkybę. Kodėl taip tyliai prisliūkinai? Įlindai į mano asmenukę. Gal man varpelį ant kaklo užsirišt? Klausyk, kaip tu ten dabar vadiniesi? Gyvenimo būdo trenerį. Nesvarbu, man reikia sprendimo. Aš visko nepadarysiu, galiu parodyti kelis būdus, bet sprendimą jau pati turi rasti. Viešpatie Aihan. Teta mefkybė, jei tau taip skubiai reikia, rasime sprendimą. Išvirsiu jums kavos, papasakosi, kas tave slegia. Ne, neturiu tiek laiko, žodžiu. Atgavom krautuvę, bet neliko prekių. Ašgi buvau pakvaišusi, išdalinau visiems kaimynams. Taip, o kad įgytumėt pinigų reikia. Nebėda, rasim. Viešpatie, ir ką darysi? Tu juk žinai, kad aš visada ką nors sugalvoju, teta mefkybė. Kai ką sugalvojau. Mūzai, ką veiki? Ruoškis, ateisiu. Teta mefkybė. Nusiramink. Visko pasirūpinsiu. Tuoj rankinę pasiimsiu. Dieve, Aihan, paaiškink, ką darysi. Norime, kad motyvacijos stovykloje dalyvautų visos bendradarbiaujančios agentūros. Nes nuo šiol visi būsime didelė darni komanda. Todėl norime, kad visi atvažiuotų su antrosiom pusėm. Nuostabu, pranešiu visiems. Puiku. Pone Džanai, dar kartą atsiprašau dėl to nesusipratimo. Ne bėda. Hiç sorun değil. Ben de aşırı... Pats per karštai reagavau. Tikiuosi nesusipyko su panelė Sanem. Tikrai ne. Puiku. Neprieštaraujate, pasimatysiu su panelė Sanem. Noriu ir jos atsiprašyti už tai, kad sukėliau rūpesčių. Paskambinsiu. Tik neturiu Sanem numerio. Paskambinsiu Gilis. Klausau? Gilis, Sanem su tavimi? Sanem? Su manimi. Pakviesk ateit pas poną Džaną. Ponas Džanas tave kviečia. Neisiu. Ji neis. Kaip tai neis? Kas neis, Sanem? Pasakysi, kad skubu. Skubu. Neisiu. Ji neis. Paskutinį kartą įspėju. Paskutinį kartą įspėja. Duok man telefoną. Duok man telefoną. Klausau? Sanem, ateik į mano kabinetą. Neisiu. Kaip tai neisi? Tada pats ateisiu. Kaip širdelė geidžia. Truputį įnoringa, bet labai miela. Aistringa meilė. Taip itališka. Labai. Šiaip mūsų agentūroje įprastai ramiau negu šiandien. Kur tu?
Kur aš? Dirbu. Darau viską, ką kiti liepia. Seniam senka kantrybė. Tikrai, labai išsigandau. Rankos dreba. Ką darysit? Atleisit mane? Aš taip įpratau, kad mane visi varo. Geriau jau pati išeisiu. Yeter artık ya. Gerçekten yeter. Ne yapıyorsun sen? Tau viskas gerai? Ha, İyi misin? İyiyim. Gerai. O jums? İyiyim ben. Gerai, man viskas gerai. Can Bey. Pone Džanai. Ką jūs darot, pone Džanai? Eikš. Can Bey. Pone Džanai. Can Bey. Pone Džanai. Palaukit. Yok ya ben seni Visiškai tavęs nesuprantu. bayağı deniyorum. Labai bandau, bet nesuprantu. Kas taiga pasikeitė? Kodėl taip suputojai? Ką aš blogo padariau? Yanlış yaptım. Yanlış. Viskas blogai. Viskas blogai. Paket içinde her şey yanlış. Her şey Kas yanlış. viskas blogai? Her şey yanlış öyle mi? Viskas, kas su jumis susiję, blogai. Viskas, kas su manim susiję. Gailiesi, kad vakar važiavai pas mane į trobelę. Nesigailiu. Alt tarafı Juk tiesiog pavalgėm kartu. Ya sen resmen Tikrai nusišneki. senin Nebetikiu nei vienu tavo žodžiu. Sakai vieną, darai kitą. öyle bir böyle. Dabar žiedą užsimovai kaip gelbėjimosi ratą. Yüzü, can simidi mübarek. ne dedin? Ką sakot? Can simidi diyor. Kaip gelbėjimosi ratą. Tai užsimauni, tai nusimauni. Kaip užplaukia. Ya senin Tikrai turi vaikiną? gerçekten. Can Bey. Pone Džanai, Yüzük bu yüzük. tai sužadėtuvių žiedas. Görüyorum. Matau. Ir dar didžiulis. Pinigų nepagailėta. Bravo. Dar kartą sveikinu. Tekrar tekrar. Gerai, ilgiau jums netrukdysiu. Neyse ben sizi... Pasimatysime vakare. Akşam yemekte görüşüyoruz değil mi? Daha benim için Man tinka. O tau, Sanem? Vakarienė? Uygun. Taip, Tabii uygun. tinka. Tai labai džiugu. Çok sevindim. Dar kartą sveikinu. Akşam görüşürüz. Sağ olun. Ačiū. Ya ne yemek? Kokia vakarienė? Su kuo mus pasveikino? İşte nişanımız. Su sužadėtuvėm. Švesime su Fabriu. Hayırlı olsun. Sužadėtuvis? Ben zaten Aš jau susižadėjusi. Kuo vardu tavo sužadėtinis? Osmanas. Osmanas. Mano sužadėtinio vardas Osmanas. Osmanas? Ayhancığım. Aihan, juk sakiau tau. Šakalas Ihsanas manęs išsigando ir apleido krautuvę. Štai kur Muzafero gale. Taip, tu labai mielas didvyris muzai. Klausyk, man tikrai neramu, ar suveiks planas. Kaygı duyuyorum. bana bir güven. Pasikliauk manimi. Güvensen. Hadi iş. Padėk Dieve. Sanem, duok puodelį. Ben şimdi doğru Jei teisingai supratau, pasakei Fabriui, kad mudu su ponu Džanu pora. Pasakiau, kad jūsų didelė meilė. Pasakiau, kad didelė amorė. Nebuvo kito būdo išsaugoti projekto. Çaresi kalmamıştı. Sveikinu, sesę, vėl prisidirbai. Ir ką aš tokio padariau? Kuo aš nusikaltau? Džeidžiai, Ką? išprotėjai? Gal autobuse galvą pamiršai? Nesugalvojai geresnio melo? Dabar per vakarienę su ponu Fabriu turėsiu vaidinti pono Džano sužadėtinę. Neperdėk, Sanem, juk tik vieną vakarą. Juk daugiau nesimatysiu su tuo Fabriu. Giulis pradėjau kaip asistentė, o įsivėliau į tiek visokių pinklių. Kompleye girip çıkıyorum. Evet herkes. Sveiki, kolegos. Ar visi čia?
Geldi mi herkes? Turiu gerų žinių. Size iyi bir haberim var arkadaşlar. Yarın şirkete... Rytoj neprivalote eiti į darbą. Ačiū Dievui. Visus išvarė. Nenusišnekėk. Onun yerine... Vietoje darbo važiuosime į motyvacijos stovyklą. Ben gelmem. Nevažiuosiu. Man labai reikia motyvacijos. Visi privalo dalyvauti. Klientai organizuoja, bet iš jų niekas nedalyvaus. Tik mes ir kitos agentūros. Hiç kimse olmayacak. Sadece biz ve onlarla çalışan diğer ajanslar. JJ, važiuosi pirmas. Fabris priskyrė prie organizatorių. Turėsi daug išmokti. Ramiai, ramiai, ramiai. Nusiramink. Ailenin ajansı Ten dalyvaus ir Ailin agentūra. söylüyorum sadece. Sakau tik tarp kitko. Gerai įsimiegokite, nes laukia veiksmų kupina stovykla. Parodykime kitoms agentūroms, iš kokio molio mes sulipdyti. Beje, kviečiamos ir antrosios pusės. Turiu pasakyti skaičių. Kas su porom, pakelkite rankas. Not alır mısın? Tabii. Giulis, gali užrašyti gerai? Pakelkit rankas. Sanem senin... Sanemo tavo sužadėtinis nedalyvaus? Geliyor. Atvažiuos. Giulis, įrašyk Osmaną. Sanem, koks dar sužadėtinis?